problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki visi brangus Radio stoties XFM klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Gabrielė Krulytė, o šiandien svečiuose su manimi kalbės Emilis Tominis, reabilitacijos centrų Eternavita vadovas, ir mes su juo kalbamės Vaikų dienos centro patalpose. Šiuo metu esame Kuršėnuose, tad labas Emili. Sveiki. Tai iš tiesų šią temą pasirinkau jau šiek tiek seniau, galvodama apie apskritai visas jaunimo kodo laidas, ir viena tų temų yra priklausomybės. Tai žinoma, visiems suprantama, kad jaunimas ir ne tik jaunimas susiduria su tomis problemomis, tai mes šiandien pakalbėsime kiek daugiau apie tos žalingus įpročius, ir Emilis tikrai daug yra prisilietęs būtent prie tų priklausomybių ir kiekvieną dieną turbūt tu matai ir dirbi su tai žmonėmis, kurie jas turi. Tad norėčiau apskritai ir paklausti tokio pirmo klausimo, kaip tu pradėjai šitą veiklą, nes esi pakankamai, tikrai jaunas žmogus ir nemačiau galbūt tokių pavyzdžių daug, kad jauni žmonės rinktųsi tokį kelią. Atrodo, jisai nėra lengvas, vis tiek dirbti su priklausomai žmonėmis, reikia daug tokios charakterio tvirtybės turėti ir apskritai daug visą laiką iššūkių yra. Tad kaip prasidėjo tavo kelias centre ir kaip tu tapai vadovu? Geras labai klausimas, bet ir labai sudėtingas tuo pačiu metu. Galbūt visų pirma, kaip ir kiekvienoje vietoje, viskas prasideda nuo tėvų, nes šitą veiklą su priklausomai žmonė būtent pradėjo mano tėvai, galbūt daugiau, kaip pasakyti, pats tėtis. Jis pamatė šitą problemą, kiek daug šitų žmonių turim aplinkui ir kad iš tikrųjų mūsų valstybinės institucijos ar apskritai esamos įstaigos Lietuvoje per daug negali susitvarkyti, nes kiekis žmonių tikrai didžiulis. Tai ir gimė ta tokia mintis, kad reiktų galbūt kurti reabilitacijos patį centrą. Šitam kūrimui pačiam pasirinkom tokią sodybą, labai seną, netoli Kuršėnų. Kai jau, sakykime, važiavom apsižiūrėti tą sodybą prieš pirkimą, kurią tvarkysim ir ruošiam žmonių apgyvendinimui, sužinojom, kad pačiai sodybai virš 100 metų, kad toj sodybai vykdavo ir pamokos vaikams lietuvių kalba, kai tai buvo draudžiama, taip pat Žemaitė atvykdavo, buvo klojimų teatras, knygnešiai laikė knygas Rusija, ta prasme, tarsi toks apleistas visas muziejus. Tai ir kaip tarsi iš vienos pusės ir lietuvybei, tai buvo padėta stotis ant kojų pačiai, tai ir mes ir nusprendėm, kad toj vietoj ir žmonės turi stotis ant kojų. Labai toks dažnu atveju paminiu tokį dalyką, kaip pirmą kartą ėjome patalpas pačias į pačią šitą apleistą sodybą. Sodybos pačiam pagrindiniam kambarį per vidurį iš grindų augo medis. Tai toks juokingas galbūt vaizdas iš vienos pusės, bet ir iš kitos pusės galbūt kaip ir pavyzdys, kad mes norim, kad šitie žmonės, kurie pas mus atvažiuoja, jie tarsi prarastų tą seną gyvenimą ir atrastų naują, užaugtų kaip tas naujas medis, kuris net tokiom ir ganėtinai keistom sąlygom, bet jis vis tiek užauga ir jis, kaip pasakyti, gali stiprėti ir galų gale, kaip pasakyti, nešti tam tikrą vaisių kitiems. O kalbant, kaip pasakyti, kaip man asmeniškai pačiam teko įsitraukti šitą veiklą, tai patys taip oficialiai dirbam galbūt 15 metų jau praktiškai, neoficialiai kiek daugiau, bet pats praktiškai ir užaugau reabilitacijos centre kiekvieną dieną. Tai teko matyti, kaip vyksta visos konsultacijos, kiek jau ten mane įleisdavo pasiklausyti, bet apskritai pats tas žmogaus paveikslas priklausomo, kaip jis atrodė. Ir laikui bėgant buvo ta tokia mintis, kad vis dėlto kas yra jau pradėta kaip tam tikra veikla, ją tęsti, nes turiu tokį gilų įsitikinimą, kad
protinga yra tęsti tai, ką šeima jau pradėjo. Aišku, mes nekalbam, žinot, apie kokius nors ne visai teigiamus ar geras veiklas ar verslus, bet apie pačią tą veiklą, kur yra stipriai su tarnystė surišta, jeigu pradėjo šeima, turėtų tai ir tęsti. Tai va, tai buvo pagrindinė galbūt mintis, kodėl aš pats įsitraukiau. Pats asmeniškai niekados negalvojau, kad dirbsiu su priklausomais žmonėmis, juos, nežinau, kaip galbūt čia įsireikšti, būtų, kad jos taip tiesiogiai kiekvieną dieną čiupinėsiu. Daugiau galbūt tam tokiam organizaciniam, administraciniam lygmenį. Bet, kaip pasitė, tų vingių visokių gyvenime būna ir tenka šiai dienai pačiam prie to prisiliesti kiekvieną dieną. O šiaip, kaip pasitė, ir baigėsiu mokyklą, tiksliai žinojau, kad išvažiuoju iš Kuršėnų studijuoti. Šiaip mokiausi LCC tarptautiniam universitete komunikaciją, tai būtent tokių perliukų kaip propaganda, kalbinėjimo menas ir taip toliau. Tai vat, baigus studijas kartu su žmona grįžom į Kuršėnus ir nuo to laiko, kaip pasakyti, intensyviai dirbam pačiam reabilitacijos centre. Ir galbūt būtų sudėtinga, jeigu tik baigus studijas ateiti ir dirbti tokio įstaigoje. Bet kadangi, kaip ir minėjau, užaugau praktiškai daugiau negu 15 metų matydamas tai kiekvieną dieną, tai kažkokio to labai nesukūrė atmetimo reakcijos arba kad tai per sudėtinga. Tiesiog toks gyvenimas. Iš tiesų atrodo, kad nėra lengvas tas darbas, tikrai visokių iššūkių ištinka ir turbūt tave kaip asmenį labai augina. Tikiu, kad labai daug pamokų gavai ir dar gausi. Tad norėčiau iš to klausimo paklausti, bet kol kas mes išsiskirsime trumpai muzikiniai pauzei ir po to pratęsime pokalbį su Emiliu Tuominiu. Radio stotis XFM. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki, šiandien kalbame su Emiliu Tuominiu, reabilitacijos centrų Eternavita vadovu. Ir Emili, mane labai domina tavo išmoktos pamokos, apskritai kaip tave augina, brandina šitas darbas, nes taip iš pažiūros atrodai labai rimtas žmogus, tikrai. Tikiu, kad daug reikia griežtumo, ar ne, dirbant su priklausomais žmonėmis, pats sakė, ar ne, kad tau tenka prisiliesti taip, na, labai asmeniškai, ar ne, kad tu darai ne tik tą administracinį darbą, bet ir bendrauji su jais. Tai dabar žiūrint iš šiandieninės perspektyvos, kokių pamokų išmokai ir ko galbūt dar mokaisi? Sunku įvardinti kokios tos pamokos, nes jų galbūt yra daug labai ir išskirti kokias pagrindinės nelengva. Galbūt čia, kur net ir savo kartais tokį medalį klijuoju arba geltoną žvaigždutę ant krūtinės, džiaugiuosi, kad išmokau tokios pamokos neskubėti. Dažnu atveju, dirbant su priklausomais žmonėm, žmogus nori kažkokiu būdu pasinaudoti arba kad tu darytum viską, ko jis tavęs prašo. Ir, sakykime, ar būna, sakykime, koks nors žmogus nepatenkintas ir jis agresyviai išsako tam tikrą kritiką ar tave puola. Ir šitoje vietoje automatiškai tam tikra natūrali reakcija yra iš karto atsakyti atgal. Arba, jeigu sako, tu turi padaryti tu tarsi ir bandai puoli ir tą daryti. Bet per šitą darbą, būtent dirbant su žmonėmis, kurie yra priklausomi nuo įvairiausių priklausomybių, išmokau to, kad kiekvieną kartą, kai kažkas tave ragina staigiai kažką daryti, šitoje vietoje reiktų, jeigu yra staigus klausimas, biškutį patylėti, pagalvoti, arba apskritai, jeigu kviečiama kažką daryti, sustoti. Ne dėl to, kad, kaip pasakyti, esi kažkoks ar tinginys, ar kaip pasakyti, iš principo aš nedarysiu, bet daugiau turiu tokį gilų supratimą, kad staigus kažko darimas ir kažkas, kas yra daroma su tam tikra panika arba dideliu skubėjimu, dažnu atveju atsiliepia gyvenime kaip klaida. Klaidų darom ir taip ganėtinai nemažai.
Bet šitoj vietoj galėdami savo galvoju aiškiai pasakyti, kad palauk, dabar truputėlį aš pristoju, išgirdau, ką pasakėjai, po biškutį spręsim, bet neturime niekur lėkti. Tai šita pamoka mane galbūt labiausiai išmokė apskritai, net nekalbant apie darbą reabilitacijos centre, bet gyvenime. Prieš darydamas tam tikrą sprendimą, nors žinau, kad atsakymą turiu duoti sekundžių tikslumu, galvoju savo pasakau, kad stop, pamastyk, bent truputėlį pamastyk. Žinot, kai būna, kai matom tam tikras ar televizijoje laidas, ar klausomės, kad ir pačio radijo būna, žurnalistas užduoda tam tikrą klausimą, kuris nėra patogus šitam žmogui, kuris atsakinėja. Tai net iš tų tokių paprasčiausių, primityviausių būtent kaip strategijų yra, sako, jeigu turi puodelį vandens šalia, tai atsigerk, nes per tas kelias sekundės galėsi apmastyti, ką tu nori atsakyti. Tai vat, mano tas puodelis vandens yra, kad aš galvoju savo pasakau, kad sustok, nieko iš tikrųjų neatsitiks, niekas tikėtina nenumirs ir truputėlį pamastyk. Nuleisk savo tas emocijas arba jausmus šiek tiek žemiau, nors natūralu, kad jie sukyla. Bet šito vietoj, kai sugebi savo pasakyti ir savo visų pirma įsakyti, kad laikas sustoti, nepanikuoti, neskubėti, tai padeda. Ir kitas dalykas, aišku, kada yra labai tos sudėtingos situacijos, jeigu esi krikščionis, labai geras tas priminimas, kad yra ir Dievas, kurio tu gali paprašyti tos išminties ir pagalbos, kaip elgtis. O kalbant apie patį tą bendravimą, atrodo, kartais žmonės, kurie buvo priklausomi, jiems yra lengviau suprasti tuos priklausomus žmonės, ar ne, ir jie tada kažkaip perpranta kažkokias gudrybės ar tas subtilybės bendravimo. O kaip tau? Ar lengva priprasti prie to, nes vis tiek tu neturėjai priklausomybę, ar ne, nei nuo narkotikų, nei nuo alkoholio? Ar tau lengva bendrauti su tokiais žmonėmis, nes kartais, ar ne, jie kalba vieną, galbūt turi omenyje kitą, o paprasti žmonės dažnai neperpranta tų visokių bendravimo subtilybių, tai kaip tau šitas sritis sekasi? Į šitą klausimą galėčiau atsakyti taip, kad iš tikrųjų žmonės, kurie dirba reabilitacijos centruose ir yra būtent tas personalas, kuris bendrauja, pradeda spręsti problemas, mano galva tai yra geriausi pasaulio analitikai, nes tu kiekvieną dieną sprendi kiekvieną pasakytą manipulaciją ir ją bandai tikrinti su faktais. Tai šitoj vietoj, kaip pasakyti, šitie žmonės tikrai verti yra mano pagarbos, o kalbant, sakykime, su pačiais šitais žmonėmis, taip, galbūt aš nesu turėjęs tų tokių labiausiai matomų priklausomybių, bet būtų labai neteisinga sakyti, kad aš jų neturiu, dėl to, kad kiekvienas žmogus jų turi. Dažniausiai mes matom tokias priklausomybės kaip, sakykime, priklausomybė nuo alkoholio, narkotikų, vaistų, pornografijos, bet taip pat turim priklausomybės, kai žmogus yra priklausomas nuo savo statuso, nuo savo jausmų. Ir šitoj vietoj tikrai visi turim bent dalelę tam tikrų priklausomybių savyje. Tai žinoma, sudėtinga kartais suprasti iš to žmonės, kurie galbūt į šitą priklausomybės, tas būtent galbūt didžiasias priklausomybės yra stipriai įnikę, bet viskas ateina per patirtį. Tiesiog supranti, kad visur reikalingos taisyklės ir tam tikras rėmas. Kai kurie žmonės sako, kad taisyklės juos suspaudžia ir jie nebegali tarsi kvėpuoti arba eiti į priekį. Mano supratimu, kad būtent visos taisyklės jos iš tikrųjų žmogų išlaisvina, nes taisyklės mano supratimu tau duoda labai aišku supratimą, kas tave saugo. Nesilaikydamas taisyklių, tu patenki į tam tikrą zoną, kur nebėra saugumo. Kai sieki tam tikras taisyklės, tu žinai, kad jų rėmuose esi saugus. Tai, kaip pasakyti, šitoj vietoj mane bent jau tas, kaip pasakyti, ir ramina, ir saugo. Tai tu tas taisyklės pritaikai tiek reabilitacijos centro žmonėm, darbuotojam, tiek savo ir tada viskas paprasčiau?
Taip, dažnu atveju žmogus, kuris yra priklausomas, jis yra įpratęs neturėti gyvenime tam tikrų taisyklių. Yra pas mus toks naudojamas terminas, mes kartais įvardinam, kad žmogus nardo. Nardo ta prasme, kad jis apeina vieną taisyklę, kitą ir taip pamanipuliuodamas kitus žmonės, kad pasiektų savo maksimalios naudos. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu žmogus neturi lėšų, bet jis nori vartoti, tokiu būdu jis paspaudžia vieną, kitą, pamanipuliuoja jį, kad tiesiog susiveiktų šitų pinigų ar lėšų dozijai ar alkoholiui, nesvarbu kam. Na, iš tos kalbos tai atrodo tikrai reikia būti, kaip sakyti, tokiu geru analitiku, nes man tai irgi atrodo toks pagarbos vertas darbas, suprasti, įnikti ir visas tas manipulacijas išsiaiškinti, nes, na, bent jau tie žmonės, kurie nesusiduria su tuo, galbūt netaip ir lengvai suprastų ir galbūt pasiduotų. Tai manau, kad šitoje vietoje tikrai reikia tokio budrumo. Na ir dabar mes išsiskirsime dar vienai muzikiniai pauzai ir po jos kiek daugiau pasidomėsime, kaipgi atrodo Emilio ta visa diena, veikla, nes atrodo, na, veiklos daug, bet kaipgi ta diena atrodo. Tad dabar pasiklausykime muzikos ir po to vėl grįžime į šį pokalbį. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki, šiuo metu sveikinuosi iš Kuršėnų, kartu su Emiliu esame Vaikų dienos centre Ternavita, o Emilis yra reabilitacijos centrų Ternavita vadovas, nes Ternavita yra ir reabilitacijos centras, ir Vaikų dienos centras, na ir dar visokių ateities planų yra, bet kol kas dar jų neatskleisime. Ir su Emiliu šiandien kalbamės kiek daugiau apie jo darbą ir apie priklausomybės. Tai kol kas dar norėčiau, Emili, paklausti tavęs apie tavo pačią darbo specifiką. Esi reabilitacijos centrų vadovas, bet ką tai reiškia, kaip atrodo tavo diena, nes man bent jau tai piešiasi, nu gerai, tu galbūt kalbi su žmonėmis, gal kažkokius reikalus derini, bet tikiu, kad visko yra daugiau. Taip, yra toks angliškas terminas, vadinasi, kaip pasakyti, Mr. Worldwide, į lietuvių kalbą išvertus tai būtų visų galų meistras. Šitoj vietoj, dirbant tokiam kaip reabilitacijos centre, tu turi būti visų galų meistras. Vieną dieną galbūt tu sprendi tam tikrus statybos klausimus, vieną dieną tu, kaip pasakyti, sprendi tam tikrus, analizuoji klausimus, kas susijęs su žmogaus veikimu, kitą dieną tu konsultuoji, kitą dieną kalbėsi su valdžios institucijom, kaip galima būtų bendradarbiauti ir padėti šitiem žmonėm priklausomiem. Tai yra be galo platus spektras. Ir jeigu taip atvirai kalbant, tai yra be galo stresą keliantis darbas ir šitoj vietoj daugiau manyčiau taip, kad tokį darbą galima dirbti dėl tam tikro pašaukimo. Nes jeigu žmogaus nedžiugina tai, kai priklausomas žmogus iš esmės išsilaisvina iš savo priklausomybės, mes galbūt dar prie tos minties prieisim, ar galima pasveikti nuo priklausomybės pilnai ar ne, bet kai žmogus išsilaisvina ir tu pamatai, kaip jo gyvenimas atsistatė, ir jeigu tau tai nėra kaip tam tikras atlygis, tada šitoj vietoj dirbant tokį darbą arba tu norėsi be galo didelio atlyginimo, arba kitu atveju tu tiesiog nedirbsi. Nes nėra tokių kaip darbo valandų, nėra nuo 8 iki 5, yra, kaip pasakyti, nuo 12 iki 12. Tai šitoj vietoj nežinau, sunku įvardinti šitą pačią darbo dieną. Šiaip esu dėkingas ir tikrai labai gerbiu darbuotojus, kurie dirba pas mus centre, nes taip galbūt mes turim šitą tokį kaip oficialų darbo grafiką, kaip galbūt ir visi turi nuo 8 iki 5, kažkas nuo 7 iki 4, bet matau, kad mūsų darbuotojai atiduoda iš tikrųjų savęs žymiai daugiau. Kartais net pats esu nustebęs, kai suprantu, kad diena buvo tikrai labai sudėtinga, dėl galbūt tam tikrų konsultacijų, paskaitų, problemų sprendimo, ir žmogus pats neprašytas padaro daugiau. Šitoj vietoj net ir mane tai skatina pasitempti, nežinote, nelygintis, kas daugiau arba mažiau padaro, bet tiesiog, kad kartais net būnant vadovų tu palūžti iš tos pusės, kad
atrodo kaip ir gerą darbą darai, bet yra žmonių, kurie yra nepatenkinti tuo, jiems atrodo, kad vis dėlto tu kiekvieną žingsnį padarai blogai ir tu žiūri savo artimus žmonės, šiuo atveju galbūt darbe esančius darbuotojus ir matai, kad jie patys galbūt galėtų atidirbti tą laiką ir išvažiuoti, bet iš tikrųjų jie daro papildomai daugiau ir tai įkvepia, tai motyvuoja mane patį judėti į priekį. Tai labai gerus darbuotojus turite, ne? Nes dažnai būna problema, kad nenori dirbti ir tada toksai jautiesi vienas, ar ne, kad tu vienas viską darai. Tai šiuo atveju nesi vienas, bet kaip suprantu, tu jauti tą pašaukimą, ar ne? Tu tai darai iš pašaukimo, nors kad jis ir būna sunku. Tikiu, kad, nežinau, aišku, ar buvo tokiu atveju, kai galvoju, gal nereikia man čia nieko daryti, eisiu kokį kitą darbą ir kam čia ant savo galvos išsikroviau viską. Taip, būna ir labai dažnai, jeigu taip tiksliau, tai kiekvieną dieną tu iškeli savo klausimą, kodėl aš čia esu, kodėl aš negaliu savo tam tikrų talentų ar žinių panaudoti kokiam darbe ir uždirbti gerai ir streso mažiau, bet iškyla ta tokia galbūt vidinė dvikova yra nuolatos, kai to streso užkyla, tada pradedi abejoti, ar tikrai turiu čia būti. Kada to, sakykime, streso mažiau yra ir tu matai galbūt tos teigiamus tam tikrus rezultatus, tai tave nuramina ir skatina eiti į priekį. Šitoj vietoje aš manau, kad tol, kol šitoj srity ar darbe apskritai būsiu, šita kova niekados nesibaigs. Nes kiekviena tarnystė mano supratimu, jinai reikalauja tam tikros aukos. Kitų būdų, tiksliau kitaip, tai nesivadintų tarnystė. Nes tu turi kažką paaukoti dėl kažko didingesnio. Tai tokiais atvejais, kas tave nuramina? Ar prisiminimas, dėl ko tu esi, rezultatai, malda, ar dar kažkas? Taip, jeigu galbūt nesudėliosiu tai prioritetiškai, kas numeris 1, kas numeris 2, bet iš vienos pusės tai yra patys mano tėvai, kurie pradėjo šitą veiklą, jie paskatina ir nuramina, kad yra tam tikros krizinės situacijos, kad susidėliojam, judam į priekį, viskas yra tvarkoj, tai nėra pasaulio pabaiga. Kitas dalykas, esu įkvėptas, kaip ir minėjau, savo pačių darbuotojų. Trečias galbūt dalykas tai yra stiprus žmonos palaikymas, kuri irgi galbūt iš tam tikro kaip ir verslo sektoriaus atėjo ir pasiryžo dirbti šitoj veikloje ir skatinti. Nesu iš jos girdėjęs kokiu nors pasakymu, kad kas čia nesąmonė ir taip toliau, ką mums čia šito reikia. Tų abejonių tokių visą laiką aišku būna, bet daugiau, kad žinau, kad jeigu kažkas atsitiktų, kad žmogus yra pasiruošęs palaikyti ir šitą veiklą tęsis ir galiausiai, bet kaip sakau, tai ne prioriteto tvarka, tai žinoma yra ir Dievas, yra ir malda ir tas, ką ir minėjau, tas suvokimas, kad tarnystė nebus lengva ir neturi būti lengva. Tai yra ir sunkus darbas, o darbas ir vadinasi darbu dėl to, kad tai yra sunku, tu dedi pastangas, tarnystė lygiai taip pat, tu dėl kažko aukojasi ir tai vadinasi tarnystė. Tikrai sutinku, čia toks priminimas mums visiems, ar ne, jeigu norim tarnauti ar apskritai galbūt net ir tie pašaukimo klausimai ne visą laiką būna tokie paprasti, kad teks aukoti ir kaip tavo pavyzdys rodo, yra tų abejonių, bet kas, svarbiausia yra tiesiog eiti, ar ne, ir nesustoti ir priimti tą pagalbą, palaikymą ir tikrai tikiu, kad šita veikla toliau plėsis. Ačiū tau labai už tokį nuoširdų pokalbį. Dabar pasiklausysime XFM muzikinio repertuaro ir tada daugiau pakalbėsime apie tas pačias priklausomybės, kokių jų būna ir kaip jas spręsti ir apskritai kodėl jos yra. Tad greitai jau sugrįšime po muzikos. XFM. Radijas gyvenimui. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas.
Tęsime pokalbį su Emiliu Tuominiu ir toks, sakyčiau, pirma ta mūsų laidos dalis tokia labai asmeniška apie Emilį, apie jo tokią kasdienybę, darbo pobūdį, bet tikrai ačiū tau, labai įdomu, man tai toks piešiasi jauno lyderio paveikslas, ką reiškia lyderystė ir tikrai ne viskas rožiam klota, ta realybė nėra tokia kaip saldainis, bet smagu, kad yra tų palaikančių žmonių, kas ir padeda eiti prieki, tai manau, kad čia mums visiems yra svarbu apsupti save tokiais žmonėmis, kai mes einam į tarnystės ar kažkokius galbūt didesnius projektus, kurie reikalauja pasiaukojimo. Tad, kadangi mūsų laida yra ir apie priklausomybės, tai norėčiau ir paklausti, su kokiamis priklausomybėmis dažniausiai atvyksta žmonės į reabilitacijos centrus, nes atrodo, kad turbūt nuo alkoholio ir nuo narkotikų dažniausios yra. Taip, iš esmės šiuo metu su kuo tenka daugiausia susidurti, tai būtent priklausomybė nuo alkoholio, nuo narkotikų. Taip pat mes kartais atsakom narkotikų, bet iš esmės tai yra ir vaistų priklausomybė, kai žmogus vartoja didelį kiekį vaistų. Čia taip galbūt labai paprastai pasakant, vaistai kartais yra maišomi ir su pačiu alkoholiu. Tai galbūt tos tokios mums labiausiai matomos. O kartais turim ir žmonių, kurie yra priklausomi nuo lošimų. Dabar galbūt šiuo metu toks vaizdas bendras piešėsi, kad turėtumėm artimiausiu metu tikrai turėti nemažai žmonių priklausomų ir nuo narkotikų. Aišku, turim jų be galo daug ir dabar, bet daugiau dėl tam tikrų bendrų visuomenės, pažiūrų, kas yra narkotikai, ar jie iš tikrųjų kenkia, ar jie yra blogai, ir mes galbūt vis labiau ištrinam tą ribą, leidžiam savo taip plačiau mąstyti, ar tai gerai, ar blogai, vertinam pagal skalę, nebe taip arba ne. Tai šitoj vietoj galbūt taip, tai būtų pagrindinės 3 narkotikai, alkoholis ir lošimai. O ar tarp dienos centro žmonių, kurie atvyksta, ar yra daug jaunų žmonių? Reabilitacijos centro, taip. Supratau. Jaunų žmonių taip yra. Aišku, kol kas, jeigu galima tokia būtų, amžiaus ribą nustatyti, galbūt yra apie 35 metų žmonių, vyresnių, jaunesnių. Bet tikrai esu įsitikinęs, kad ilgai laukti nereikės ir turėsim be galo didelį kiekį labai jaunų žmonių. Tai tau atrodo, kad daugėja tų priklausomų žmonių jauname amžiuje, nes iš vienos pusės atrodo, kad daug yra ir dienos centrų ir kad kaip ir visuomeniai kalbama, ar ne, apie tą žalingą įtaką iš dalies ir mokyklos stengiasi, ar ne, kad būtų tas švietimas skatinamas, kad jau vaikai nuo pat mažens žinotų, kad tai yra žalinga, bet kažkaip visgi nesuveikia ir yra tų jaunų žmonių. Kodėl jie tada užsikabina už tų priklausomybių, nors atrodo, kaip ir stengiamės, ar ne, stengiasi visuomenė viską padaryti, kad sustabdytų tą skaičių, tą kilimą. Taip, mes daug kalbam, sakykime, jauniems žmonėms, ar apskritai visiems žmonėms mes kalbam apie tai, kad jeigu žinot, to tokių pačių primityviausių būdų, sakykime, alkoholis ir narkotikai yra blogai. Viskas tvarkoja, mes visi suprantam, kad tai yra blogai, bet mano supratimu mes truputėlį einam ne nuo tos pusės. Žmogus nesugeba tvarkytis su savimi, jis turi be galo daug psichologinių, emocinių, kartais fizinių problemų. Ir šitoj vietoj čia taip pat tenka truputėlį prisidėti ir prie alfa kurso vedimo, ir vieno reportažo metu kalbėjo, tikrai nepasakysiu, koks garsus žmogus buvo paminėta, bet jis kalba apie tai, kad alkoholis ir narkotikai yra jo realybė, nes gyvenimas jam yra per sunkus. Šituo atveju žmogus nuo kažko bėga. Savo darbe dažnu atveju mes įvardinam priklausomybę kaip jausmų ligą. Žmogus tam tikrus jausmus nori pakelti, tam tikrus jausmus nori nuleisti arba, kaip pasakyti, prislopinti. Ir tų priežasčių, dėl ko žmogus įnyksta į priklausomybę, yra daug. Gyvenimo sąlygos, bendrai žmogaus charakteris, susiklošusios tam tikros situacijos, jų iš tikrųjų
be galo daug, net būtų sudėtinga visas įvardinti. Tai tada ar galima sakyti, kad mes niekur negalim padaryti, kad tą skaičių mažinti, ar visgi galim kažką padaryti, ar tos visos prevencinės priemonės, nežinau, paskaitos mokyklose, ar tai padeda, ar visgi, jeigu jau žmogus užaugo kokioj šeimoje, kur nematė gero pavyzdžio, arba šiaip jeigu nemoka susidoroti su savimi, tai jisai ir jau toks kelias jam ir bus ir nieko negalim pakeisti. Į šitą klausimą galima sakyti, mes ir galim padaryti, bet iš kitos pusės kaip ir negalim. Jeigu, sakykime, kalbant apie mane kaip žmogų, ar aš galiu kažką padaryti, aš galiu žmonėm padėti, kurie jau yra į tai įklimpę, galiu kalbėti su žmonėm, kurie galbūt dar yra jauni arba jiems tiesiog reikia pagalbos, bet tai yra kur kas platesnis vaizdas. Bendrai žiūrint, panašu, kad nemažai tų tokių, galbūt bendraja prasme, liberalus požiūris, kad, ką ir minėjau, mes nebesvarstom, tai yra blogai ar gerai. Mes svarstom, kaip pasakyti, ar tai yra 10-baliai sistemoje 5, ar 6, ar 7, ar 2. Ir šitoje vietoje labai sudėtinga iš tikrųjų net atsakyti. Galim padaryti ir turim padaryti, kiekvienas turim kiek įmanoma daugiau apie tai kalbėti, nemoralizuoti. Šitie žmonės būtent, kurie yra priklausomi, jie šitų moralizavimo, tam tikro kartais išsireiškia pamokslavimo, jie girdi be galo daug. Su vienu žmogum teko taip pat kalbėti, kuris daug metų buvo priklausomas, bet šiuo momentu, kaip ir su priklausomybė, susitvarkė, žino, kaip ją kontroliuoti. Pasakė tokią frazę, kuri taip pat yra įstrigusi man ganėtinai giliai ir ilgam. Kai kalbi su priklausomu žmogum, tu turi kalbėti iš širdies į širdį. Nes tam tikri moralizavimai, jie nepadės. Turi kurti santykį su tuo žmogum, įrodyti, galbūt jeigu gali ir savo pavyzdžių, jeigu kažkada buvai priklausomas, jeigu nebuvai, tiesiog rodyti, kokias iš tikrųjų gyvenimas turi spalvas ir kaip priklausomybė visas spalvas padaro į juodą arba baltą. Tikrai sutinku, toks platesnis klausimas, bet manau galime jį irgi pamastyti ir galbūt dar šioje laidoje kiek paliesime, ar mes kažką galim padaryti, arba jeigu aplinkoje kažkokį matom ar ne žmogų, nes tikrai tai yra didžiulė problema, ypač kai tai yra artimi žmonės, ar ne, ir tada mes nežinom kaip ar ne gelbėti, ką daryti ir atrodo, pats žmogus nenori tos pagalbos, tai kaip mes jam galim padėti tada. Tad ačiū labai už tavo mintis, dabar pasiklausysim muzikos ir po to jau grįšime į kitą laidos dalį. XFM. Radijas gyvenimui. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Kalbame su Emiliu Tuominiu apie priklausomybės ir Emili, norėčiau dabar užduoti tokį klausimą, manau, kad visi kažkiek esam pagalvoję apie tai, ar įmanoma visiškai išsilaisvinti iš priklausomybių, nes egzistuoja tokios, viena tokia pusė, kuri sako, narkomanas tai vis laik ir liks narkomanas ir jau jeigu yra tokia istorija žmogaus, tai jau čia, žinok, kad jau nebus labai paprasta bendrauti, turės visokių elgesio sutrikimų ir, toks kryžius kažkiek, galima sakyti, uždedamas jau ar ne, to žmogaus visam gyvenimui. Kita pusė, galbūt iš tų, kurie perėję tas priklausomybę, sako, kad aš esu visiškai laisvas, aš neturiu jokių priklausomybių, esu visiškai normalus žmogus, įsitraukiu visuomeninį gyvenimą. Tai kaip, ar įmanoma visiškai pasveikti, išsilaisvinti? Galima sakyti, kad žmogus, kuris buvo narkomanas visą gyvenimą ir bus narkomanas. Bet šitoj vietoj nepateikiant tam tikro konteksto ar platesnio vaizdo, taip sakyti, yra labai žiauru. Žmogus, kuris kažkada turėjo priklausomybę, jis nuo jos niekados ir nepabėgs. Jeigu jis ją jau turėjo, ji ir lieka. Ir tada toks iškyla kartais klausimas žmonėm, tai ką tas reabilitacijos centras veikia? Tai jeigu jis atvažiuoja gydytis, tai kodėl jis neišsigydo? Pati priklausomybė, ji yra liga, ką šiek tiek ir minėjau, kaip jausmų liga. Žmogus įprato gyventi pagal tam tikrą modelį, savo pataikauti ir
jos išgydyti neišeina. Ko reabilitacijos centras iš vis moko, ar ką žmogus veikia reabilitacijos centre. Reabilitacijos centras, jis bando parodyti žmogui, kad yra kitokia gyvenimo alternatyva, kad įmanoma gyventi kitaip, įmanoma gyventi be pačios priklausomybės. Priklausomybė pati, ji gali būti pažabota, bet ji negali būti ištraukta visiškai iš žmogaus gyvenimo. Suprantu, kad galbūt kiek žiaurokai skamba, bet per visą šitą mano tam tikrą praktiką su mano darbuotojų, kurie dirba toj pačioj srityje, mes matom tai, kad priklausomybę mes suteikiam tam tikrus įrankius, kaip žmogus galėtų susidėlioti savo gyvenimą, kad jis netkristų į tą galbūt intensyvų vartojimą ar apskritai, sakykime, patį tą priklausomybės procesą, bet visą laiką primenam, kad tu pabaigiai galbūt reabilitacijos centrą, tu pabaigiai visą šitą procesą, bet tu supranti, kad priklausomybė visą laiką stovi tavo galvos gale. Kiekvieną kartą, kai tu pasijausi galbūt pavargęs, labai džiaugsmingas arba įžeistas, arba atrodys, kad tau niekas nesiseka ir taip toliau, priklausomybė tau iš galvos galo bandys ištisai išnabždėti, kad ji yra. Galbūt, kaip pasakyti, tau reikia atsipalaiduoti, galbūt čia visi kalti ir taip toliau. Priklausomybė taip veikia, priklausomybė aptemdo apskritai žmogui protą. Ir niekados nereiktų pamiršti šito dalyko, kad žmogus, kuris turėjo tam tikrą tą priklausomybę, galbūt aktyvę, jis ją turi ir iki šiol. Tik tiek, kad jis sugeba jau ją kontroliuoti. Aišku, kaip pasakyti, vieni žmonės yra, kurie eina per tam tikrą savo valios pastangas ir bando su tuo tvarkytis. Yra ir tokių žmonių. Yra žmonės, kurie eina tam tikrą reabilitacinę programą, kaip ir pas mus yra. Taip pat yra, kaip pasakyti, žmonės, kurie eina ir programą, ir bando atrasti tikėjimą, kad būtent Dievo pagalba žmogus galėtų susitvarkyti su šitą priklausomybę. Tai taip truputėlį sugrįžtant nuo pradžių, taip, žmogus, kuris buvo priklausomas, jis ir yra priklausomas. Tik tiek, kad žmogus, kuris išlipo iš tos aktyvios priklausomybės, jis jau dėliojasi savo gyvenimą kitaip. Ir toks žmogus yra kur kas, nepabijosiu pasakyti, jis yra kur kas sąmoningesnis ir atsargesnis negu ta vadinama sveikoji visuomenės dalis. Jis vertina, kur jis eina, ką jis veikia, ar jam tai duoda naudos ar neduoda, nes nemaža dalis mūsų mes niekada su jų klausimų nekeliam. Mes einam, kur mes norim, darom, ką norim, valgom, ką norim, šnekam, ką norim ir per daug nemąstom apie tam tikras pasiekmes. Šitas žmogus, kuris buvo priklausomas ir jis baigė šitą reabilitacijos procesą, jis yra labai atidus ir dažnu atveju, kaip pasakyti, tai yra, sakau, žymiai didesniai savikontroliai esantys žmonės, kurie sugeba siekti ir tikslų ir dėlioti su savo dienotvarkės. Tai tiesiog sakyti, kad narkomanas ir lieka narkomanas galima, bet tik su platesniu kontekstu. Kitu atveju tai yra tiesiog negailestinga ir žiauru. Taip, ir kaip sakai, tokia yra nuolatinė kova, kad turbūt tu tiesiog nuolat turi kovoti ir jeigu esi pasilpęs ar ne, tai yra didelė tikimybė, kad tu gali sugrįžti, bet visgi iš tavo patirties, ar tu matei daug tokių gerų atvejų, kai žmogus ir taip ir nesugrįžo prie priklausomybės ir tikrai kuria galbūt tokį gerą gyvenimą, siekia tikslų, ar tau teko tokių matyti pavyzdžių? Taip, teko ir ne vieną, gal, kaip pasakyti, nenurodysiu konkrečiais pavyzdžiais, nes žmonių neatsiklausiau, ar galiu jų istorijas taip plačiau pasakoti, bet taip turim šitų pavyzdžių, kada žmogus pabaigė, išėjo ir net galbūt, kai turėtų jau toliau kurtis savo gyvenimą ir judėti į priekį, labai tas džiugina dalykas, kada žmogus jau senai baigęs reabilitaciją paskambina ir paklausė, žiūrėkit, man atrodo, kad man ateina sunkus laikotarpis, kaip turėčiau šitoj vietoje elgtis. Ir tai parodo, kad žmogus iš tikrųjų nebėra toks egocentriškas, kad aš žinau, aš viską padarysiu, kas dažnu atveju veda į tam tikrą atkritį, bet žmogus yra pasiruošęs klausyti ir jis nuolankiai žiūri į patį gyvenimą. Ir šitoj vietoje žmogus pasiklausia, kalbėsi su juo, jį stiprini, kartais
tai sakai, žiūrėk, jeigu tu nori, tu atvažiuok į patį centrą, pabūk kažkiek laiko, jeigu tu jauti, kad tau to reikia. Ir tokiu būdu žmogus iš tikrųjų išvengia to atkryčio. O kalbant apie sėkmingus atvejus, taip turim labai nemažai sėkmingų atvejų ir turim, jeigu taip labai žmogiškom akim vertinant, turim ir be galo didelių sėkmės atvejų, kur tikrai galbūt minėti nenorėčiau, nes galbūt kažką galima būtų ir susijęti ir suprasti, kuris žmogus iš mūsų visuomenės žmonių galbūt buvo priklausomas. Taip, ačiū tau labai už išsamų atsakymą. Na, dabar mes išsiskirsime muzikiniai pauzai ir paskui jau sugrįšime į paskutinėje mūsų laidos dalį. XFM. Radijas gyvenimui. Tikėjimui dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki visi, su jumis Gabrielė Krulytė ir šiandien kalbame su Emiliu Tuominiu, reabilitacijos centrų Eternavita vadovu. Ir ačiū tau, Emili, už tokį pokalbį, už nuoširdų pokalbį, už savo asmeninę patirtį. Ir tikrai labai žavu, kad esi jaunas lyderis ir eini šito keliu, nors ir nėra toks lengvas, bet matai tame prasme. Na ir labai norėtųsi dar užduoti pabaigai mūsų laidos klausimą apie mitus, apie priklausomybių mitus. Ar esi kokių jų girdėjęs ir jeigu esi, tai vat kokių? Taip, gal tokį dažniausiai, kurį tenka išgirsti tiek iš priklausomų žmonių artimųjų, tiek iš pačių priklausomų, kad jeigu kalbant konkrečiai apie kokį nors alkoholizmą, sako, noriu geriu, noriu negeriu. Arba kad aš galiu saikingai vartoti. Žmogus, kuris yra pilnai, sakykime, priklausomas, jis sako, kad aš tokį užduoda klausimą, jis eina reabilitacijos procesą, dar nebaigęs ir sako, aš kai išeisiu, ar aš galėsiu saikingai vartoti, arba artimieji to paties klausimo klausia. Tai atsakymas vienareikšmiškai ne, saikingo vartojimo priklausomų žmogui nėra, nes tai yra kiekvienas šitos medžiagos ar apskritai, kas skatina priklausomybę, tas vadinamas toksai trigeris, jis iš karto žmogų neša atgal. Čia šitoje vietoje mes turim sukurti tam tikras sąlygas, nepastatyti žmogui tam tikrą burbulą, bet žmogus stengiasi neįsivelti į tam tikras situacijas ar savo sukelti tokio vidinio streso, kuris paskatintų jį sugrįžti prie priklausomybės. Ir tas būtent sakymas, kad aš saikingai vartosiu, tai yra absoliuti, jeigu taip grubiau pasakant, absoliuti nesąmonė. Toks dalykas neegzistuoja. Ir būtent kitas dalykas, apie kurį kalbėjau, tai prašysiu atleisti už grubesnius tokius kelius žodžius, bet kaip žmogus sako, aš noriu geriu, noriu negeriu. Kaip mes kartais išsireiškiam, kiekvienas durnius gali nustoti gerti, bet nepradėti iš naujo, jau ne kiekvienam. Gerai, ačiū labai. Ir dar klausimas apie priklausomybės, nes tu pokalbio metu paminėjai, kad mes visi jų turime. Ir tu sakai, kad ne vieną jų turime ir gal jos tokios užsislėpusios, tai gal galėtum patikslinti, ką tu turėjai omeny, nes taip dažnas žmogus negeria, nerūko, nevartoja alkoholio, nelošia, tai nesako, kad aš esu priklausomas, bet tu visgi sakai, kad mes visi priklausomi. Taip, čia galbūt tokia, gal ne visai rimtai atsakysiu, taip truputėlį per juoką. Taip, atsakykim, tos tokios rimčiausios, galbūt labiausiai matomos tos priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų, vaistų, mažiau matomos galbūt kokia pornografija, kažkiek nuo statuso. Aišku, galbūt statusas kiek matosi, jausmų taip pat, bet čia irgi galbūt pajuokausiu šiek tiek, kiek mūsų kai buvo prasidėjo šitie nauji metai, kiek mes pasakėm, kad eisim sporto salę ir galbūt konkrečiau, kad numesim svorio. Taip ir kažkaip bandomės tą svorį numesti ir mums nesiseka. Ir viena iš priklausomybių, ką, sakykim, šiuo metu turi visuomenė, tai yra galbūt net ir nuo pačio maisto. Nuo skanaus, gero, šilto, kokio nors maisto. Kartais mes pamatom tikrą paveiksliuką ir mūsų seilės kaupėsi, bėga. Natūralus procesas, kad žmogus nori valgyti ir skaniai nori valgyti, bet
bendrai, kaip pasakyti, visuomenė tiek yra nuėjusi į to pačio, nežinau net kaip taip paprasčiau įvardinti, malonumų sferą, kad viskas turi būti malonu. Visos priklausomybės turi tą dalį, kad žmogus siekia tam tikro malonumo arba pabėgti iš to, kas yra skausminga ir nepatogu. Tai ir turbūt nemažai iš mūsų sergam priklausomybę nuo maisto ir kartais tai išduoda mūsų figūrą. Na taip, nepagalvojame iš tiesų apie tokius natūralius dalykus, nes kaip sakai, taip, tai tiesiog mums teikia malonumą, bet visgi negalim irgi vien tik skausme gyventi, ar ne? Tai kaip tada čia spręsti tą problemą, tiesiog kažkokį balansą atras turbūt? Taip, tai būtent priklausomybių arba reabilitacijos centre mes ir mokomės to dalyko, kaip atrasti tą balansą, nes tai yra nenormalu, jeigu visas gyvenimas yra grįstas malonumais arba žmogus ieško lengvų išeičių ir greitai. Taip gyvenime nevyksta, mes galbūt tai matom pačioj visuomenį, kiek pačioj socialiniai medijai. Socialinė medija šiaip nėra blogai, tik tiek, kad daug dalykų, ką mes ten matome, tai nėra tiesa. Viskas parodoma be didelių pastangų. Kaip žmogus galbūt turi gražią savo figūrą, kaip užaugino verslą, koks jis turtingas ar koks jis žinomas, bet yra be galo didelė dalis žmogaus gyvenime, net įvardinčiau, skausmas ir nepatogumai. Tik toks galbūt, nežinau, geras priminimas kiekvienam ir galbūt net labiausiai man pačiam, nemalonumai žmogų ugdo ir tvirtina ir stato ir skatina eiti į priekį, bet sunkumai ir nepatogumai. Tai žmogų padaro mažiau jautrų dirgikliams ir pasiruošusi judėti priekį, įveikti ir eiti kiaurai per skausmą. Ne kažkur bėgti nuo jo, bet eiti kiaurai per jį, kad pasiekti tą pergalę. Tikrai puikus priminimas mums visiems. Na ir pabaigai, Emili, toks gal trumpas patarimas, koncentruotas, jeigu įmanoma, tiem žmonėm, galbūt, kurie savo šeimoje turi žmonių, kurie kenčia nuo tokių stipresnių priklausomybių, ar ne, kaip jiems padėti ir ką daryti, ar ko nedaryti? Koncentruotai sudėtinga atsakyti, bet galbūt toks vienas iš esminių kriterijų, tai kreiptis pačios pagalbos pas specialistus. Šiek tiek kalbam ir apie mūsų centrą Eternavita, galit tikrai drąsiai kreiptis. Ir kitas dalykas žinoti, kad negražiai skamba, bet žmonėms, kurie turi tam tikras priklausomybės, jiems yra reikalingos ribos. Suprasti, kad tu negali gyventi kito žmogaus gyvenimą. Jeigu jis yra priklausomas, tu turi stengtis jam padėti, bet tu negali savo gyvenimo sukti aplink jį. Kiekvienas turi savo gyvenimą, kiek galim stengiamės padėti, nukreipiam, kur jie galėtų sveikti arba tvarkyti, susidurti su ta realybė, kai galbūt, žinot, yra toks angliškas žodis delusional. Ta prasme, kai žmogus gyvena tarsi kitoj realybėje, jis nesusiliečia su tikrąja realybė. Tai tokie kaip centrai, kaip galbūt ir mūsų reabilitacijos centras, žmogus gali susitikti su realybė ir pamatyti, kuris yra neteisus, kur elgiasi neteisingai, o artimieji tiesiog brėžtų ribas, kad sugebėtų pasakyti stop, daugiau šito dalyko netoleruojam. Labai ačiū tau tikrai už visas mintis, už pokalbį ir už priminimus ir manau visiems buvo labai naudinga ir tiesiog tikrai įkvėpi savo pavyzdžių ir kaip ir sakėjai, ne vien tik malonumai turi būti mūsų gyvenime, bet ir skausmas ir kančia ir atrodo tikrai mes negalim pasiekti ir daugelio dalykų, kai nėra daug sunkaus darbo. Tai čia irgi mus verta prisiminti, kai siekiame savo tikslų ir negyventi, galima sakyti, iliuzijose, kad viskas turi būti paprasta, lengva ir gražu. Tad su tokia mintimi ir paliksime jūs, brangus klausytojai. Primenu, kad jūs klausotės laidos Jaunimo kodas. Ši laida yra projekto Laikas klausti ir suprasti dalis. Jį iš dalies remia Radio Spaudos ir televizijos rėmimo fondas. Na, su jumis buvo aš, Gabrielė Krulytė, ir iki kitų susitikimų Jaunimo kodo laidose. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalą ir tokiu būdu sekti visas mūsų naujienas. Taip pat pasidalinkite šiuo įrašu su savo draugais bei artimaisiais. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote.